Dar trumpa informacija apie lietaus surinkimo šulinius, pavyzdžiui, kurie eina, sakykime, keliauja į žemę ir yra iškasti vienoje namo pusėje, kitoje namo pusėje yra šuliniai, jie yra sakykime, žemėje giliau, jie surenka lietaus vandenį ir jisai susigeria į smėlinį gruntą, tai čia toj vietoj nieko nereikia daryti, bet to pasekoje pats sklypas, žolė nebūna, kaip jeigu nebūtų tos lietaus rinkimo, sakykime, šulinių, tai būna, kad permirksta, gadinasi, žodžiu, eini tenais, tarkim, eini per šlapę žolę, kliuksi visa žolė ir taip toliau, labai perteklius vandens. Tai čia to, sakykime, ne taip galima tai išspręsti ir to nėra. O kas liečia valymo įrenginį, tai, sakykime, čia sudaro šulinys, į kurį subėga jau išvalytas vanduo, o šitoj zonai yra pats valymo įrenginys ir orapūtė. Tai ką reikia, čia augusto įrenginys iki 6 asmenų, tai, sakykime, kokia būtų priežiūra, ką reikia žinoti, tai čia mes turim orapūtę, kuri, pavyzdžiui, šiuo metu neveikia, bet jinai yra suprogramuota, kad ten, neatsimenu, 15 minučių veikia ar kažkas panašaus ir 15 minučių neveikia. Tai čia būna, kad išmeta klaidą, filtro keitimas, pradeda pipsėti, tai girdit pipsėjimą, ateinat, išsisukat šitą varžtą, atsidaro dangtelis, ten viduje yra toksai paprastas filtras, jį išplaunat, iš dulkės išsiurbėt, įdedat atgal, įsukat varžtą ir čia pamaigus, dabar neprisimenu, ar į viršų ir set, ar kažkaip panašiai, ten, žodžiu, labai nesudėtinga atrasti, galima atstatyti šitą filtro, atseit keitimas, bet iš tikrųjų mes tiesiog pravalom ir tiek. Pasileido dabar orapūtė. Viskas, jeigu orapūtė sugenda, kažkoks tai, mechaninis gedimas ir taip toliau ir panašiai, kviečiamės šiuo atveju Augusto atstovą, atvažiuoja, remontuoja, keičia ir taip toliau ir panašiai. Daugiau iš tikrųjų kažkokios techninės priežiūros pačiam naudotojui, kad reikėtų kažką daryti, tai kaip ir nėra. Tai svarbiausia, kad jinai būtų į elektros tinklą pajungta ir veiktų. Nes jeigu jinai, sakykime, kurį laiką išjungta ir neveikia, tai ir kvapas atsiranda, ir, sakykime, ir jau jaučiasi, kad pakankamai greitai atsiranda padariniai, ypač kvapo prasme, kur jau matot, kad kažkas negerai, tai gal orapūtė, sakykime, kažkas tai atsitikę, ar pati neveikia, ar iš tinklo kažkaip išsijungia automatas, saugiklis kažkaip atskydė, išmuštas ar panašiai. Tai su orapūtė tiek, šitoj vietoj, kur yra jau švarus vanduo subėga ir į gruntą susigeria į smėlinį gruntą, tenais praktiškai vis laik tas šulinys tuščias yra, tai nieko iš viso nereikia ten daryti, tiesiog sklypas dėkingas, kad pakankamai negiliai yra smėlinis gruntas ir puikiai susigeria tas išvalytas nuotekų vanduo į tą šulinį. Dabar dėl pačio šito, sakykime, prietaiso, tai galim pradaryti, tai, sakykime, jisai viduje nieko mes čia, kaip sakant, tokio neturim daryti, nieko neturim reguliuoti, galim atsidaryti, pasižiūrėti, ar kraštai nėra apaugę ir tiek žinių, jisai puikiai funkcionuoja pats, tai reikėtų kas pusę metų arba bent jau kas metus išsikviesti aptarnavimą ir kad išvalytų, išsiurbtų dumblą, kuris nusėda į valymo įrenginio apačią. Žodžiu, išvalo, išsiurbia dugną, nuplauna visus kraštus ir vėl galit naudotis. Aš sakyčiau, kad metus laiko drąsiai galit nieko nedaryti. Nes pirmą kartą servisą darėm po 1,5 metų, absoliučiai ten, gal daugiau dumblo, tiesiog reikėjo, daugiau sumokė už didesnį kubų kiekį, kiek dumblo ištraukė. O šiaip daugiau nieko tokio ypatingo nėra, svarbiausia, orapūtė veikia, burbuliuoja tenais orapūtės paduodamas vanduo, įrenginys veikia ir viskas.
Daugiau realiai čia absoliučiai nieko nereikia daryti. Dar kas paminėtino apie valymo įrenginį, tai apie tai, kaip tenais rekomenduoja, kokias sakykime, cheminės priemonės galima naudoti buity, tualetinis popierius mesti, nemesti į tualetą ir taip toliau, tai aišku, reikėtų laikytis rekomendacijų ir elgtis taip, kaip nurodo gamintojas, bet taip, sakykime, iš tokios praktikos žmonių, tai dažniausiai tualetinį popierių meta žmonės ir tas kapsulės standartinės indaplovai naudoja, standartinį skalbimo mašinų, sakykime, skalbiklius naudoja ir veikia tas normaliai iš tikrųjų tas valymo įrenginys. Gal yra kažkokių tai preparatų, kurie turi kažkokių tai cheminių elementų, kurie sunaikina tas bakterijas, kurios valo nuotekas, bet, nežinau, neteko asmeniškai girdėti, kad kažką konkretaus žmogus panaudojo ir dėl to įvyko kažkokias tai bakterijų tų žūtis ir, žodžiu, reikėjo kviestis servisą. Tai nežinau, asmeniškai naudojamės praktiškai visko, kaip ir miesto nuotekose, kad būna. Aišku, tenais kažkokių tai, nežinau, ten pampersų, kažkokių paketų, tai faktas, kad nemeti. Bet jeigu ir įmestum per klaidą, sakykime, tai atsidarius šitą dangtį, ten būtų tas pampersas viršuje plūduruotų, tai jį galėtum su kokiu grėbliu ar, nežinau, su bet ko ištraukti ir išmesti, jeigu taip atsitiktų. Tai tokia, sakykime, priežiūra pasižiūrėti į kelis mėnesius vieną kartą, ypač jeigu kažkokių svečių yra, kurie ten naudojasi miesto nuotekom ir neįpratę. Tai pasižiūrėti, pasitikrinti, ar viskas gerai ir tiek. Šiaip pakankamai minimali priežiūra naudotojui reikalinga ir manau, su nuotekom tiek, kas tokio aktualaus. Na ir dar šiaip, jeigu ypač mūsų klientam, kurie įsikelia tik į namą, tai dažniausiai statytojai būna padarę, kad orapūtė būna nepajungta, tai orapūtė tiesiog būna padėta name viduj, tai reikia tą orapūtę atsinešti, pajungti, prijungti prie įrenginio čia ir pasikviesti servisą, kad jau paleistų, sureguliuotų valymo įrenginį, leistų tas bakterijas vadinamasis, kad jisai funkcionuotų. Tai iš esmės, jeigu įrenginys nepaleistas, tai name naudotis, sakykime, sanitariniais prietaisais negalima ir aišku, ten pilti kažkokias tai statybinės medžiagas, kažkokius likučius ir taip toliau irgi kenkia. Tragedijos neįvyktų, reikėtų viską išsiurbti servisui ir išvalyti. Tai ir vėl iš naujo užpildyti ir susitvarkyti. Tai tiesiog papildomi kaštai, kurie, kaip sakant, nemalonus. Tai va, turbūt su nuotekų valymo įrenginiu tiek.